Olibet. Premium EuroLeague Basketball rėmėjas. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, Eurolygos ambasada ir Martynas Gecevičius, specialiai žiūrintis Eurolygą tam, kad nereikėtų jum. Gal ir ne tik dėl to žiūri Eurolygą, Martynai. Čia visai įdomu, jo. Visai įdomu ir taip, ne? Galvau, pradėsiu standartiškai nuo mėsmalės Eurolygos lentelė, bet pabūkim šiek tiek kitokie. Pradėsiu nuo Kendricko Nunno citatos. Kendricką Nunną turbūt mes galim, automatiškai nuspręsti, kad yra karščiausias šiuo metu žmogus Eurolygui, vienareikšmiškai turbūt. Ir jisai tiesiog pasakė, nėra labai kažkokia mandra citata, bet kad Eurolyga prasideda dabar ir sausis vasaris nulems viską. Kiek sutinki su to, kodėl būtent akcentuoja va šitą laikotarpį, čia toks matematiškai gaunasi trečiasis sezono ketvirtas. Jis akcentuoja dėl to, kad gerai jaučiasi dabar. Aš manau, kad ir su tuo iš dalies susiję, bet tai turbūt logiška, mes kalbėjom ir prieš šitą mėnesį, gale praeitų metų jau, kad Žalgiriui sausis bus svarbiausias. Kad prasideda Eurolyga, tai čia gali, kaip tu čia jau tą įvertinsi ir kaip tu čia žodžius kokius panaudosi, bet aš turbūt manau, kad truputį yra tas, kad ten strigo visas Panathinaikosas ir tas pats Nanas buvo nervuotas ten su tais techninėm išvarimais. Pats pajautęs karštį ir daugmaž dabar pradedama. Tie skaičiai tikrai yra įspūdingi, specialiai pažiūrėtos 4 rungtynės, kur dabar jis ten tas kosminės sužaidė. Po 30 metų, 29,8. Per 4 rungtynės įsimetė 49 tritaškus. Čia po daugiau negu po 12, 23 įmetė, 7%, 2,31, 19, 6% ir visas 12 baudų. Tai, kosminiai skaičiai, tas impact vadinamas, kur yra polimų, tai ten kosminiai skaičiai apskritai, jisai prideda prie komandos polimo per tas 4 rungtynės 33,3 taškus, tai reiškia prie 100 possession, tai su juo įmeta 33 taškais daugiau, tai čia tikrai nepamatysi tokių daug skaičių, ir tiesiog rodo, kokioj formų yra pats Nanas, tai ir tas pats Panathinaikosas ir labai gerai atspindi tame ir ta Lesoro netektis. Su tokiu Nanu atrodo, kad nelabai dabar porą rungtynių praėjo, tai vienas centras sužaidė, dabar Jurcevenas sužaidė karjeros rungtynės, jau pirmoji pusė buvo sužaidęs iš tikrųjų karjeros rezultatyviausias rungtynės šio sezono, tai antros pusės nereikėjo, o apskritai, kai sužaidė sezono rungtynės ir matom, kad Panathinaikosas problemų nebeturi. Tas Nano pasakymas, tai taip, aš iš dalies sutinku, kad dabar prasideda taip, nes kova gali būti vėlų. O kas buvo iki naujų metų, tai irgi jau greitai pamirši, dar 2-3 turai ir visą gerą. Ir žiūri, kad vėl susikeitus. Finišo tiesiog po taurių pertraukos, nes vasarį, primenam, tik 2 turai įvyks, tai realiai tas sausis ir vasaris maratoniukas yra 8 rungtynių įvyksančių per pusantro mėnesio. O kova jau pešės dėl aukštesnių vietų. O pasiginčiusiu, dėl ko Nana šiek tiek, kad, kaip čia pasakyti, netinka žodis numenkinti, bet turbūt reikėtų atkreipti dėmesį ir varžovus, prieš kuriuos susirinko tuos visus taškus. 3 komandos virš 100 taškų prasileidusios, tai yra Virtusas, yra Baskonė, yra tavo mylimas Armanis. Ir Bayernų išvyko į va čia gal stipru, ten ir tos rungtynės labiau gynybinės. Bet PAO yra dabar karščiausia komanda Eurolygoje kartu su kitais graikais, Olympiakosu ir su Žalgirio būsimų varžovų Madrido Realu, turintis po 4 pergalių seriją. Tai dabar yra ilgiausios serijos Eurolygoje ir atspindi turbūt, ne? Ir tai, ką žiūri paskutinį metu ir ką matai, kad tai yra komandos geriausia forma rodančios? Realas nežinau, galėčiau gal pasiginčyti, žinok. Irgi varžovai, sakai? Manau, kad varžovai taip pasiėmė, mes kalbam apie Realą, nes mes gal šiais metais jau matėm, kad Realas turėjo pakankamai daug problemų, taip dabar susitvarkė. Realiai po to, kai pralašė Žalgiriui tas 4 iš eilės, žaidimas kažkiek gerėja, bet ar ten taip, sakykime, kaip dabar, ką tu sakai, Panathinaikosas čia, ar Nano, ten 30 taškų beveik vidurkis per tas 4, kad varžovai paradės. Realas sunkesnį varžovai, kiek žiūri. Sunkesnį. Nuo Portalbos. Bet pavyzdžiui, žaidimas, jeigu taip žiūrėtum gyvą, live tas rungtynės ir kaip žaidžia, kokybė, greičiai, sprendimai ir panašiai, grožis, pats jeigu tik krepšinį žiūrėtum, tai Panathinaikosas tikrai atrodo plika akim, geresniai formoje ir ta sakykime, Realas gal buvo, sakykime, per gilioj, gal dobė, aš manau, kad Panathinaikosas nebuvo tokia gilioj dobė, nes vis tiek mes laukiam, kad Panathinaikosas anksčiau ir vėliau pradėjo žaisti. Nes jie turi tų žaidėjų. Realiai tai yra situacija, kad jie tų žaidėjų... Bet krenta, žinai, vidurio polės pagrindinis. Taip, bet matom, kad nereikia. Pasirašo naują tą Gabrielį irgi pirmos rungtynės užžaidė, antrose Jurcevenas jautė ir aišku, su tokiais gynėjais sužaidė ir kai Nanas tokiai formai, ten nesiautis pas Lorenzo Braunas paskutinės rungtynės irgi jau
kur buvo jau užkritęs realiai iš rotacijos, praeitą savaitę ten sužaidė 4 minutės, jeigu neklystu, starto 5 pradės rungtynės, šitos jau gyvas, tas pats Čedijos Manas pasijungė, tai atrodo, kad vis po truputį įsivažiuoja ir matom tie nauji pasirašymai, kas liečia Pavo. Hernagomesas pratęsė kontraktą, Lesoras pratęsė traumuotas kontraktą, skaičiai kosminiai. Toks ir gana šiaip unikalus dalykas Eurolygui, kad panašu, kad Pavo taps tokia komanda, kur nori tą brandolį turėti ne ilgus metus. Bet tai čia, žinai, iš tų savo paieškų. Aš manau, kad dauguma komandų tą norėtų daryti, bet gal ne kiekviena komanda gali, kiek ten sakė, 12 milijonų kažkas tokia vertė iš tų 2 kontraktų, tiesiog tai va. Sausio bet per daug metų nereikia iš karto lagamino. Bet tiesiog išlaikyti bežnai, ne visi turi turbūt ir tų pajamų ir tų pinigų, kad tiesiog, tai paimtain, šiandien sugalvojau, kaip jis ten pats būna, tas prezidentas atsikėlė, sako, šiandien geros nuotaikos atsikėliau, pasiūlysiu Jokičių kontraktą. Tokių ten storiukų, Instagram'e ten visur ir tokių pasisakymų, aišku, tai garsėja to, ypač dabar turbūt ir gerai jaučiasi, nes matau, kad komanda atsigavus, tai tavo pasitikėjimo yra ir normalu, kad kažkokius žaidėjus pratęsė, matėm, Hernagomesas pratęsė kontraktą ir sužaidė dar vienas solidžias rungtynės, tai normalu, kad nenori dalintų žaidėjų, mato, kad viskas gerai einasi, su kažkokiais papildymais vasarą mažiau darbų, tai aš manau, kad viskas čia yra pakankamai logiška. Grįžtam prie... Kad pertraukiu dar, bet prie traumuoto žaidėjo gal pasirašymas ilgesniam laikui, kai trauma yra, sakykime, 3-4 mėnesiai. Bet žinai, kad grįž dar šiam sezone. Ne, taip, bet skau, čia tiesiog toks yra kaip ir gražus gestas ir plus ilgalaikį kontraktą duodi. Ir su Lesoru, žinai, koks yra kontrakto, bent jau graikai, ką rašo, kad pirmus 2 metus net nėra išpirkos į NBA galimybės. Tik tais 3 sezone atsiranda tas, tai visiškai ramus. Bet tai logiška, ką, padaro žaidėjas, kad žaidėjas būtų laimingas, realiai. Tu gyveni, žinai, ką Atėnai jau 100 kartų susakęs, ką Atėnai gali pasiūlyti, žinai, gyvenimo prasme. Tu gauni gerą kontraktą, garantuotus metus, dėmesį, tave myli, dievina visi, žinai, fanai iš proto. Ir tikėtina gauni playoffus, finalinius ketvirtus. Šansą laimėti Eurolygą, šansą laimėti, sakykime, vietinį čempionatą, realiai vienintelę komandą reikia apložti, žinai, taip grubiai tariant. Tai aš manau, kad tą viską supranta, turi pinigų, biškit taškosi turbūt, bet jeigu turi, tai gali ir pasitaškyti. O, pavyzdžiui, dar jeigu... Kad jau liko man Panathinaikoso, iš tų nepaminėjai, man atrodo, dar irgi prasitėsi kontraktą Kalaidzakį. Jam faktas, kad svarbu turėti vietinius žaidėjus. Čia Kalaidzakis tas, kur geras buvo Lietkabelį, ne tas, kur dabar yra Lietkabelį. Čia tas, kur buvo blogesnis, bet... Žiūrėk, aš visiškai suprantu Pavo pasirašymą. Jiem tenais, faktas, kad turbūt ir Kalaidzakis neuždirbtų kitur, kiek jis dabar gauna, bet čia nežaidžia krepšinį. Ir jis toks, vis tiek turbūt talentas, skaito savo kartos, aš taip įsivaizduoju, jeigu būtų kažkas panašaus, kokį nors, pavyzdžiui, Žalgiris Sirvydį turi ilgalaikį kontraktą, bet jis niekada nežaidžia, nes ant kiek geresni visi kiti tavo konkurentai ir tu naują rašytumės, 3 metų, prasidėjęs 3 metus, dar rašaisi 3 metus, nėra jo tokia karjera. Tu dalim taip to legendinio klubo, kur turbūt nuo vaikystės ant svajoji, bet tu nežaidi krepšinio, toks tas dviejopas. Jis žaidžia vis tiek, Graikijos lygoje žaidžia, būna kartais jo tokia rolė gynybinė, kartais išleidžia kažkokį... kartais jo. Kaip ten, žinai, kulna, kaip sako visi, bet... Dabar gerai, įeik į jo, sakykime, rolę. Kaip tau pasiūlo kontraktą, Panathinaikosas, nežinau, 3 metų po, kaip pavyzdys, 500 000. Ir tu žinai, kad, tau kitą Eurolygos, ar jam kitą Eurolygos komandą pasiūlyti kontraktą. Alba. Gal. Gerai, nežinau, kažkas, gal rastų, bet ar už 500 000? Graik. Už 500 000? Negaus. Gerai, dabar. Ne, tai pinigus suprantu. Ok, tai tu žaidži tada į žemesnį lygį. Nes aukščiau nėra, kur Panathinaikosas top. Sakykime, top 4 komanda. Faktas, tu eini tiesiog iš Eurolygos, jo. Ar jisai po tų 3 metų spės dar eiti atgal, nes pakankamai jaunas? Spės. Ar gal tiki, kad gali, nežinau, ne kitais metais, dar kitais metais, jeigu ten 3 metų pasirašai, gausi daugiau minučių, gal ateis tokia diena, tarsi kaip Giedraitis, pavyzdžiui, Žalgirį. Žaidys, o ten 15 minučių gynybinius darbus darai, ekstra nubėgi greitai įmeti, ką jisai gali padaryti ir panašiai. Tai aš manau, kad sunku būtų atsisakyti. Aš manau, kad iš jo pusės būtų labai sunku atsisakyti. Ir šiaip realiai aš manau, kad jeigu net ir tu pats perskaitum kokią, pasiūlė 3 metus, ten 1,5 milijono, kaip pavyzdys. Dar klausimas, ar tiek, aš manau, kad dar gal ten ir daugiau gali būti. Parašys kada, jo. Tai ir sakytum, atsisakė. Tai ką sakytum? Taip, turbūt. Taip sureaguotum, natūraliai. Bandai, žinai, per tą lietuvių prizmę, kad užsodinta. Bet ten yra skirtingi dalykai, tu esi, Žalgiris nėra, su visa pagarba Žalgiris nėra top Lietuvoje, bet Eurolygų nėra top komanda. Čia skirtingi dalykai. Iš to aukštesnio lygio jisai, aš manau, kad už tų 3 metų ramiai savo prabuvęs Panathinaikose ten 5 ar 6 metus. Lietkabelį dar grįž bet kada, ne? Taip, tai būtent, tą ir norėjau pasakyti, kad į tokį lygį tai tu nusileisi bet kada. Gali net ir vidury sezonų, kai atsibos sėdėti ar dar ten kažką. Tai aš manau, kad čia labai, plus tu esi namie, plus tavo tokia karjera. Aš labai mėgstu sakyti, kad kiekvienas turi savo
savo istoriją, tai jo yra tokia istorija. Čia ten sakyt, kad čia jis nežaidžia, bet pasirašė, tai taip, bet jis jau kažką padarė, kad gautų jis pirmą tos pinigus. Tu esi tokios komandos, tokios organizacijos dalis, garantuotai šiltai, ramiai, sausėdi, komanda gali laimėti viską, kur dalyvauja. Tai... Dar žiūrėk, dar porą sezonų kapitonų tampinės ilgiausiai žaidžiantis graikas vietinis ir... Čia taip, aš suprantu, kad gal kai kuriem taip atrodys, kad čia gal keista ir nes nežda ir panašiai, bet ne visi gali žaisti, ne visi gali būti geriausias, kažkam reikia daryti ir tokias rolės ir... Taip, ne kiekvienas gal ir sutinku su tavim, gal kiekvienas gal ir būtų toks, aš noriu žaisti, bet iš principo, kad aš čia noriu būti kažkur kitur geriausias. Aš manau, kad jisai turės gal dar laiko ir tam, ir, sakykime, visą karjerą praleidus Panathinaikose, kas ten prie jo kabinėsis, jeigu tai būtų, sakau. Tai ar kas nors galėtų kabinėtis? Nemanau. Įtikinai. Einam prie Realo. Įtikinti, ne? Su moterim truputį sunkiau, bet dėl to vis dar krepšinį žaidė. Jo, tai faktas. Gerai, apie Madridą pakalbam, turbūt norint kalbėti apie Realą, reikia praeiti nuo Deko iškritimo, tai yra, kaip mes jau anksčiau kalbėjom, kad Realas šiais metais nebėra tas Realas turintis 12 žvaigždžių, arba netgi daugiau anksčiau turėdavo, dabar jie turi tiesiog 5 elitinius žaidėjus ir likusius žaidėjus, tai Dekas buvo vienas iš tų 5, jisai vienas iš 5, kurie žaidžia virš 20 minučių. Skaičiuoju, Mūsų Hezonį ir Kampasų, ne? Nu jo. Plus Dekas, tai tie 5. Nu taip, o ką dar įvardintum iš jau? Nu jau Lulas, bet nueinantis, tarkim, ne? Ne, tai sutinku, tiesiog tai tu realiai atimi tokią, visiškai kertinį starto 5 žaidėją su tom minutėm. Papasako, ką matėjai rungtynės Madrido, ne, be Deko, kas tas minutės užima, kažką nukenčia bendras vaizdas nuo to? Tai pabandė, kas ten tas Eliai, nežinau, vieni sako Endžiaja, nežinau kaip tart, bet jisai gavo 15 minučių, Hezonė su mūsų plius minus savo minutės, tai tas minutės turbūt pasiėmė tas Endžiaja. Ir starto 5 pradėjo rungtynės, uždė 15 minučių, Habaldės uždė tos rungtynėse 21 minutę, kas yra turbūt daugiau negu jo vidurkis. Bet aš sudėčiau su to, kad jisai pradėjo starto 5 ir pataikė pirmus metimus. Tai davė daugiau pažaisti. Ir manau, kad nėra vien susijęs su to, kad Deko nėra, bet Abaldė yra vienas irgi tos pozicijos žaidėjas, kuris gali žaisti, bet man tas Abaldė, esu jau sakęs, kad vienas labiausiai apskritai turbūt pervertintų Eurolygos žaidėjų, bet aišku, žaidžia Ispanijoje, ten dar kai žinai, kad ten tau 8 milijoną pirko prieš kelis metus iš... Užhaipino čia prieš porą metų Ispanai, bet... Turėjo, taip, atrodė, kad turi duomenys visus ten tapt, nežinau, kuo, Fernandes, dar kažko, kaip pavyzdys, tokio lygio kalibro, bet tikrai toli gražu ir tapo visiškai ten tuo gynybiniu, ten, kad laisvės gali įmest trajeką, turbūt tokio 3&D, kaip ten tos vadina, bet ir tai savotiškai ir manau, kad tokioj komandai jis realiai turi realų šansą dabar, ypač kai Deko dabar nėra, turi kažką rodyti, realų reikia ekstra iš kažkur ištraukti, Dekas, sakau, Abaldė yra vienas iš tų, kuris turėtų tą daryti, nes ten, nežinau, iš Garubos, ten tikėtis kažko labai sudėtinga, iš Ibakos, iš to pačio Lulo, ne kiekvieną dieną gavosi, tas Felizas irgi bandomas visi mest, bet irgi prieš Bayerną 15 minučių, 2 taškeliai, minusas, tas Ratanas Meisas irgi gauna kažkokių tai šansų daugiau, nes tiesiog turi rotuoti, nes tu neturi ką daugiau. Ką tu dabar vardini, neskamba kaip Eurolygos komanda. Tai va, tą aš sakau, tai va, grinai taip ir, ir aš pasikartuosiu, Žalgiris turi tikrai puikų šansą dar kartą ir 2 kartus per sezoną apsiruošti Realą. Taip, Realas 4 kartus iš eilės laimėjo, bet, sakau, prarado tą Deką. Ir nepasakyčiau, kad labai ten kokybiškas rungtynės užžaidė šiaip su Bayernu. Bayernas labai nepataikė, žiauriai. Edvardsas 2-11, jeigu neklysiu, 3 taškai. Ten blogis stacija, Realas irgi nieko nepataikė šiaip. 6, man atrodo. Žinoma, aišku, kad jie prašiau pataikė iššūkius, bet tą dieną apskritai nepataikė. Ir ten gerų metimų, savo metimų, negali pasakyti, kad ten Realas labai, žinai, leido sunkius mest. Metė Edvardsas ir laisvas, kokius iš 11, tai 5, tai visiškai laisvas, tai ten tiesiog prametė. Tai nebuvo labai ten geros rungtynės, bet nebuvo geros rungtynės iš Bayerno. Tai aš sakau, manęs neįtikina tas Realas, kad ir su tom 4 pergalėm, kai tu sakai, kad dabar karščiausia komanda, taip, bet susirinko ten tas pergalės, aš tikiuosi tikrai bent jau lygios kovos iki rungtynių pabaigos, tai čia minimum, paskui ten žinai, kaip būna, bet jeigu ten, sakau, atvažiuotų Realas ir 15 taškų aploštų Žalgirį, aš nesprasčiau. Žalgiris turėjo išvyką į Panevėžį, kurios tau sakai, jokingos atrodo tos išvykos Lietuvos, turėjo sekmadienį, Realas pirmadienį vakare išvyka į Baskoniją, tai prašė gauna Eurolygos rungtynės vietiniam čempionui, rimtesnė šiek tiek išvyka, bet tolimas laikas, ne? Pirmadienis, penktadienis, sekmadienis, penktadienis, čia nereikia skaičiuoti kaip Žalgirio pranašumą. Aš skaičiuoju, man nepatinka, čia nepranašumas, būtų dvigubai, ten kažkokią savaitę žaisim sekmadienį išvyką, paskui reikia antradienį išvyką, bet dabar žais pirmadienį, grįž, turi dar trečiadienį, ketvirtadienį keliauji, tai čia penktadienį tik žaidyti, tai čia aš nematau tame labai didelio kažkokio pranašumo. Plus
Plius Žalgiris turėjo sunkės labai rungtynės apart trenerio, kad po Eurolygos vis tiek išvyko. Su Europos taurės komanda išvyko. Sunkiai išvyko. Sunkios kelionės. Sunkios kelionės valandą laiko autobusu. Labai sunku, tai faktas. Dar prieš tęsiant apie rungtynės su Realu, aš noriu tavęs paklausyti dėl vieno skaičiuko iš rungtynių su Olimpiakos. Su Žalgiriu, kas labiausiai akis badė, 33 Olimpiakoso pelnyti taškai po Žalgirio klaidų, kas yra visiškas kosmosinis skaičius. Žalgiris klydo tada labai daug, bet aš galvoju, klaida klaidai nelygi. Stylų Olimpiakosas padarė perimtų kamuolių 8 tiktais. Nesuina man matematika, skaičiuoja, tai jeigu aš užtvarą statydamas padarysiu baudą, čia bus turnoveris, klaida. Bet tai nesudėgia pranašumo varžovom taškus pelnyti po klaidos. Skaičiuoja, kad tai va, kaip tu skai, aš nežinau, ar tą statysiu. Nes kitaip nesužvėjus 33, perėmęs 8 kamuolius. Nes realiai, gerai, kad ir 3 traikus įmeti, traikus įmeti, tai čia tik 24 būtų. Jeigu visas atakos tie 8 baigtųsi 3 taškais greitam. Čia net ir po 3 taškų baudą ir tai neužtektų, žinai. Tai reiškia, skaičiuoja po bet kokios klaidos, tada reiškia nelabai tada legit tą statistiką, ne? Jeigu po šiaip tai iš tikrųjų... Arba žingsnius, pavyzdžiui, padarai, tai ar tu tada turėtų realiai skaičiuoti kažkaip po klaidos tokios, kur tu perimi kamuolį, ar ten kažkas atsitinka, ar tu gali užbaigti ataką greitai. Turėtų. Žinai, tada greitos atakos taškai, susipina, aš manau. Nes čia paskaičiuoti, nes matematiškai tai neįmanoma, aš manau paskaičiuoti. Tiesiog po kiekvienos klaidos sekanti ataka, tai kažkiek neadekvatu. Nes dėl ko apie šitą savyką kalbu, realiai Realo, jeigu pereisi kur pergalės, labai Realas mėgiai bausti, yra klaidos, taškai po klaidų. Nestebina visiškai. Bet Madride mes juos apždė, mes jiem įmetėm daug daugiau taškų po jų klaidų. Čia galim skaityti, kad kai apylygės komandos susitinka, tas dalykas kažkiek vies. Dabar mes jau Kaune, o ko ne, Madride Malkų davėm. Šiam sezonė apylygės, jie jau išsiaiškinam, 5 turi žaidžiančius, užtenka. Ir tas kamulio branginimas, neduodant įmest, Realas yra viena iš tų tokių pavojingiausių, ne, tokių vagišių ir nurūkimo ir užgavimo tada viso to tempo. Kaip to išvengti? Aš siūlyčiau, nes Francisco praeit rungtynės su Doviu Giedraičiu ir tą lėtesnį Realui nemėgstamą tempą, ar jau nebereikia taip daryti? Nes Francisco reikia pradėti, tai čia net nėra jokių klausimų, gerai ir pradeda, ir matėm kelis atvejus, kelias rungtynės, kai tikrai gerai pradeda ir starto 5. Tik nereikia iš karto ten keisti, kai kaštas būna ir panašiai, šiaip tas yra apkalbėta, kas buvo prie tos rungtynėse. Tai taip, tu su gerais sprendimais, puolime, gerais metimais, nedarant tų kvailų, kurių buvo prieš Olimpiakusą labai daug, ten tų išmetimų jautą, aišku, geriau išmesti jautą, negu, žinai, paskaičiuosi, kad ten statistika, bet... Negu į dvikovą ant vidurio linijos duoti. Arba nei tas, ten tos pem ant pem ir paskui, nes Realas tikrai tave baus. Realas, tapsime, jeigu tu pažiūri Kampacų, tai bėga, Hezonė bėga, Mūsa bėga. Lulas tas pats nori bėgti, net ir būdamas ir bėga, ką reiškia nori. Bėga, tai jie visi bėga, ten Tavaris gal truputį lėčiau, bet, tas pats Garuba, jeigu išeina, jis irgi nori bėgti, jaunas bičios, tai jis nori bėgti, ten visi nori bėgti ir Kampaco jos verčia bėgti, nes jisai su kamuoliu greičiau bėga. O mums gerai Žalgiris irgi nori bėgti iš esmės. Tai jo, bet ar reikėtų Žalgiriui ten pasileisti tą bėgimą, nes, žinai, ten tas Madridas gerą dieną ten gali tave baus be jokio gailesčio, žinai, tai aišku, matom, kad Žalgiris gali kartais tą daryti, bet aš manau, kad pakankamai pavojinga. Čia iš karto faktas, kad 19 klaidų, 19 su Olimpiakus padarė, man atrodo. Sezono rekordas, tai 19 tikrai yra per daug, su Madridu negali klysti, ten turi būti mažiau, nežinau, 13 ir mažiau, kad turėtum šansų, su 19 tave baus kaip ir Olimpiakusas, net nėra jokių klausimų, nes jie tą mėgsta daryti ir panašiai, aš net sakyčiau, kad labiau gali bausti negu Olimpiakusas. Taip, tie skaičiai gal ten, sakau, iškraipyti dar kažkas, bet kad Realas po klaidų bėga ir nori bėgti, tai čia jų yra žaidimo stilius. Jie įpratę, Ispanijai žaidžia to kamuolio nereikia išsimetinėti, žinai, netgi dabar esu matęs, tai juokingas buvo epizodas, Abrinėsas, man atrodo, per Barsas, kai Barsas žaidė, kamuolys atsitrenkė į stovą, žinai, jų kamuolys, jisai, kai čiūpu, kai šokiu, tu galvoji, ką čia daro, aš tai nepratęs, žinai, žiūrėjau taip, kad Eurolygoje nebūna tokių, tas, teisėjai, nusivylimas toksai negalėjo išsimest, norėjo uždėti. Bet reiškia, permušė jau tą naują taisyklę labiau ir noris jiems žaisti pagal tą. Nes aš manau, kad jie sportuoja taip. Gali būti, kad daro tam tikrus patimus, vis tiek per treniruotes darai. Aš manau, kad irgi yra dalis to įpročio. Nors Eurolygos komandom pem tada gal, nes pusė pagal to, kad jo, čia dar toks irgi tai galvai. Kokią mikrodvikovą žiūrėtum pagrindinę Žalgirio ir Realo? Visi tą Tavarešą akcentuoja, bet... Tai Kampaco prieš Francisco. Man gal labiau, man tai didelį neįdomu. Ir matysim tiesioginę? Ar matysim Dovis Francisco bus startė ir Dovis Gynas?
Bet tai tada, nežinau, ar pradėsiu Doviu, nes Volkerį tai tikrai bus startinamas. Man atrodo, kad Volkerį kontraktai rašyta, jis negali nepradėti, žinai, tai manau, kad Volkeris, Francisko ir Arnu. Aš tai už, kad Francisko pradėtų su Kampaco ir taškytųsi vienas prieš kitą, aš norėčiau ir aš kaip fanas ir kaip matau kokiose formose, kaip žaidžia, ką gali duoti komandom ir aš tikiuosi, kad... Ir matėm, kad Madride realiai Francisko neturėjo jokių problemų. Taip, prieš Olimpiakusą turėjo, nes tiek Volkupas, tiek Gosas galėjo pacentruoti. Tai matėm tų problemų tikrai iš Francisko gynybos, faktas, bet čia jau Kampaco tikrai neįcentruoti, tas Felizas, jeigu šiais irgi neįcentruoti, nėra tokių greičiai ten panašus ir matėm, kad Madride tikrai neturėjo jokių problemų, ten, su Kampaco, Francisko, ten jokių. Įmanoma, kad Luką matysim 12, nes geras irgi mečapas, va, kaip sakai, tas pats Kampaco, tarkim, kuris bent jau tada gynybui netampa Lukas taikinio, ne, tos tokiose rungtynėse, vienose iš nedaugelių. Tai ką išims? Nu, yra legionierių, kurie gavo 52 sekundės LKL pažaisti. Nu, tada jau tam legionieriui čia tokia žinutė rimta būtų, aišku. Čia apie Mitchellą kalbam be abejo, bet aš manau, kad Mitchellą neišims, nes trinkeriai Mitchellą naudoja kaip už skilių kaištoje, kur reikia. Matėme prieš Lietkabelį. Nu, turi, net jeigu iškristų visi trys centrai, tu gali irgi jo. Aš manau, kad pasiliks, kad be Luko ir Lukas ir savaitgalį nesuždė prieš Panevėžį, tai aš manau, kad nesimėtis turbūt trinkeriai žais tais pačiais, tai aš kažkaip... Norėčiau, Luką, kad Lukas būtų, man atrodo, painiau visiems žmonėms būtų matyti Luką, negu ten, nežinau, Mitchellą bėgiojantį, bet manau, kad to nebus. Aš dar į Žalgirio tokį privalumą čia, aišku, grįžtant prie Deko, bet jo nebuvimas leis Uliui daryti tai, ką jis moka daryti, tą žaidimą nugarą, nes realiai tas faktorius būtent prieš Realą visada būdavo išeliminuotas, nes realiai man kažkaip labiausiai strygė ir prieš kelis metus Ulė kiekvieną kartą vis pasibandydavo vieną kartą prieš Deką ir tik vieną. Ir kaip tai blogai atrodydavo lyginant su kitais varžovais. Ir jau būdavo, atsimenu, netgi piktą kitam sezone vėl matyti, nu kam tu vėl eini prieš tą Deką. Dabar nebus Deko ir kiti Realo žmonės netokie kūnai, nes nu pas Deką toks irgi tas unikalus, to žemos svorio centrų, ten fig pastumsi. Tai aš kažkaip galvoju, tas Ulės faktorius ir aš netgi ne Kampaco ir Tavarešo o būtent Ulė Arnas prieš Musa Hezoniją, toks tas gynybinis iš mūsų pusės, nes aš kitų uždarai tuos ragas Realus. Prieš mūsų tai žais Volkeris. Aš manau, kad tai bus. O Hezonija Arnas? O Hezonija jau ten turės Ulė jo ir paskui, yra Baldi. Tai ten dalinsis, kas su kuo žais ir nežinau, kaip ten paskui bus, jeigu, žinai, su Garuba. Ketvirtoje pozicijoje vis tiek, jisai pakankamai didelis. Neformai ten nieko įspūdingo nedaro, bet vis tiek saizas yra saizas. Oi, tai jeigu reikia neformai, mes irgi krūvą neformai turim, galim prieš pastatyti. Meneką, Mitchellą, tik rinkitės. Meneką tai nežinau, ten Meneką apibėgs ir nustums. Bus įdomu, tai tų įdomių yra. Yra mečapų tikrai ir bus ką pažiūrėti. Tas pats mūsų prieš Volkerį, jeigu žaistų vienas prieš vieną, kas manau, kad tikrai yra pakankamai realu ir bus tokių situacijų, tai žinant mūsų dabar tą vaidybą ir šiaip pastebėjau, kad pastaruoju metu žymiai daugiau veržėsi link krepšio, turi tokių specialių derinių, ten tą downscreeną, užtvaras žemyn, nežinau kaip čia lietuviškai neišsiverčia, tiesiog užtvarą nubėga centrų pastato, jisai užsiveda ir kiorlina, realiai užsiveda ir bando atakuoti, žinai, iš karto, tai dažnai, ypač dabar rungtynėse prieš Bayerną tą mačiau ir tokius flauterius, netgi beveik nuo baudos metimo linijos metą, tai žinant, kaip jisai moka tas pražangas išprovokuoti ir kaip verkia dėl tų pražangų, tai Volkeriui reikėtų būti atsargiam su tokiais dalykais. Tikiuosi, žiūri mūsų laidą. Gal, jeigu ne Volkeris, tai bent jau treneriai. Mūsų būna, kad nepradeda. Šitas paskutinis pradėjo starto 5, tai klausimas, ar pradės prieš Žalgirį, nes aš manau, kad Volkeris tikrai pradės. O Volkerį jau galim taip laikyti kaip taikinio varžovų, sakai, gynyboje... Tarkim... Ne tiek, kiek techninio žiūriu, plius minus tu gerai Kampaco jisai nedengs. Hezonė nuo suolo pradėjo praeitas rungtynės, nežinau, Abaldė. O mūsų nesvarbu, kas prieš jis tiesiog taip žais. Tai tada įdomu, kai žinai, klausimas, kokį 5 pradės, praeitą kartą pradėjo su Kampaco, Abaldė ir Musa. 1, 2, 3. Tai Volkeriu tada nežinau, ką su arba Musa, arba Abaldė. Klausimas, kas tai šalia. Kalbant apie Realą, negalim nepaminėti Lulo įspūdingo pasiekimo. Praeitam ture tapo daugiausiai sužaidęs krepšininkas Eurolygos istorijoje, 426 rungtynės, aplenkė Heinzą. Perbėgau per tą lentelę, tai ir tu jau klausimą gausi. Neklausiu, kas daugiausiai lietuvių sužaidęs. Aišku, kad Jankūnas.
392 yra 5 vietoje dabar Jankūnas su tiek. Kas įdomu, apskritai, kad iš pirmo 20-tuko beveik visi aktyvūs yra, vis dar žaidžiantys, ten labai mažai yra. Dėl to, natūralu. Daugiau skaičius dabar. Dabar daugiau sezonų. Taip. Kad visi renka tos skaičius. Kas antras lietuvis ir kelintas pagal tave tamba lentelėje visų laikų? Tai Ūlė arba Milaknis. Aš turiu 2, Milaknio nėra, yra 2 daugiau už Milaknį, bet Ūlė yra 18 visoje Eurolygoje. Ir Ūlė paskaičiau. Lukas, ne? Pagalvo. Tik Lukas gaila netaip sparčiai renka. Lukas yra 23, galėtų vieną poziciją kilti, jam 8 rungtynių trūksta, bet klausimas ar 8 dar gaus šiam sezone. O Ūlė kur? O Ūlė yra 18 su 3-2-5. Ir aš paskaičiavau, kad jeigu žais dar 2 sezonų Žalgirį, tai Jankė aplenks, nes, grubiai po 30 sezonų, jeigu skaičiuoji, šiam rungtynių, jam po šio sezono mažiau negu 60 truks iki Jankūno. Tai žais dar kontraktas tokio ilgio? Tai, bet negali žinoti, kaip ten būna, žinai, su tais kontraktais. Ne, tai kur toks veidas komandos. Ir vėl sutapo, kad mūsų varžovai šios savaitės Madridas irgi vienas skambiausių naujienų dėjo šią savaitę, paskelbė ispanų spauda apie jų pasirašymą su Teo Maledonu. Ten, kaip suprantu, buvo rimti reikalai užkurti paskutinėmis savaitėmis žaidėjų perėjimo lange, labai norėjo įsigyti dar šiam sezone iš Asvėlio, vežė lagaminus į Lyoną, į Villerbaną, nesakė Asvėlis, ir Asvėlis labai tikėjosi patys duoti ilgesnį Maledonui, tai turbūt irgi pinigų jie ten, aš nebejoju, rastų vienam žaidėjui, žinant, kiek moka ir Dekolo, ir Lavernų ir taip toliau, kurių turbūt nereikės mokėti. Bet, manau, vis tiek ne per mūsų to, ką pasiūlė Realas ir kol kas sumos neįvardėjamos, bent jau tuose normaliuose šaltiniuose, bet visur kalbam apie ilgalaikį kontraktą ir su labai nemenka išpirkos NBA suma, ką žinom, kad Realas biudžetų savo pasidaro iš tų pardavimų. Kaip vertinėm, tokį nėra dažnas dalykas, kad žaidėjas dar žaidžia vidury sezono, turėjom su Keenan Evans panašiai, kai jau visi žinom, kad Olimpiakusai išvažiuos, bet ten jau buvo sezono galas, čia vidury sezono. Kiek tai gali, pradžiai apie Realą, jo čia jų tą tokį ėjimą ir kiek tai gali takoti šiam sezono Asvėliui ir Maledono žaidimas, kai jau esi dviejose vietose. Ne, tai žais, dėl šito atsakau už šitą, nes šis paprastesnis klausimas, tai nemanau, kad čia kažkas keisisi, gerai žaidžia, čia nėra taip. Bet nėra, matai, žinai, kai tu nori įrodyti kontraktui, o dabar ramus gal ir čia traumų išvengti. Bet dar klausimas, žinai, kaip yra su NBA, su tom išpirkom, dar kažką nori pasirodyti, tai nėra, aš nemanau, kad čia yra, kad dabar pasirašė. Bėga nenumažins, sakai vieną. Ne, tiesiog žaidžia, gerai žaidžia, man norėtų tikėti, kad tai taip nedaroma ir manau, kad taip nebus, tai Asvėlis vien dėl to turbūt ir nenorėjo paleisti. Suprato, kad jau turbūt neišlaikys. Kai Realas jau pradeda domėtis, tai tu supranti, kad Realas turbūt gali daugiau pasiūlyti ir plus Realas vis tiek, kita organizacija ir Realo čia įimas, tai man tai superinis. Čia net nėra jokių klausimų, žmogus taip žaidžia, sakykime, jau beveik, kiek čia daugiau negu pusė 19 rungtynių sužaistų, tai su tokiais procentais 3.40, 2.53, beveik baudos, beveik 90, tai, kosminiai skaičiai, procentai geri. Apdainavot prieš savaitę jo tą istorinį pasiekimą, 10 išlės rungtynių, 20 F rinko pirmas Eurolygos istorijoje. Sabonis buvo Arvidas, 9 išlės rungtynės, 20 turės ir dar porą žaidėjų. Ir aišku, kai tik serija įvyko, tai serija ir nutruko kitam turė, bet tai aišku nieko nekeičia. Ne, įspūdingas žaidėjas, tapsime. O tu jį matai šalia Kampaco, ar tinka? Nėra, kad abu nori tą kamuolį pasimti nuo pradžio atakos? Ne, man tai viskas, aš tai matau vietoj Lūlo. Tapsime, vietoj Lūlo, Taip. Į ateitį, ne šio sezono Lūlo, o apskritai, kaip antras numeris, viens su kitų drąsiai gali žaisti, jeigu būtų, kad viens kitą keičiant, tai prabanga irgi jau tada gali žiūrėti, kad kam to reikia, Kampaco vis tiek žaidžia, po 25 plus minutės, ką duosi Maledonui žais 10. Ne, man tai kažkaip tai neatrodo logiška, atrodo, kad žais kartu, gal kažkiek ir žais. O nėra minties su Kampaco atsveikinti ir... Ne, be šansų, Kampaco užbaigs karjerą realiai. Nematau kito variantą. Ta prasme, nevažiuos Kampaco, jau matėm, kokią pabandę nuvažiavo ten į Zvezdą, bet matėm, kaip norėjo grįžti ir kad dabar kažkur Kampaco išvažiuotų, tai aš, nesuprasčiau. Ta prasme, žaidžia geriausiai krepšinį, vienas geriausių žaidėjų, ką tu paimsi geriau, nežinau, Šorcą nebent imsi. Tai žodžiu, nemanau, kad tokia, aš manau, Realas taip nedaro. Su tokiu pasirašymu jau galim tokia būti kaip ir ramus, kad Realas toliau lieka tą melytę, nes šis sezonas toks galėjo būti to nerimo, kažko nepavyko.
žiūrėk, dar vieną žvaigždė pabaigs, kažkas išvažiuos, dar kažko nepavyks ir čia gali tokį užsisukti, tokį nesėkmių ratą. Ne, čia super pasiaiškimas, nėra ką, vienas geriausių, vienas tokių jaunas, tu pasirašai, plus kai tau mes ir vardinam, kad tų žaidėjų tikrai akivaizdžiai trūksta ir tu tokį darbą, jeigu oficialiai jau pasirašai ir nusėmi savo vieną galvos skausmą tikrai iki vasaros, tai čia net nėra apie ką kalbėti, įdomu žaidėjas, realų visiškai tinka, bėgt gali, skilsai geri, šalia Kampaco to pačio, ką tu klausai ir galės žaisti kartu, tai aš manau, kad tik dar geresnis bus. Žinant, Kampaco kaip sukuria, kaip kiti gyvena iš ten Kampaco tų perdavimų, mažiau gal pačiam reikėtų, žinai, ten su to kamuliu, aš tai manau, kad čia vienareikšmiškai žiauriai įdomus pasirašymas, man asmeniškai tai žiauriai patinka, kaip jis žaidžia. Tai aš manau, kad realų jis tenai puikiai tiks. Klausimas, aišku, ten tada gali dėlioti, žinai, grįšim prie to realo, kad bus Maledonas, ten Kampaco, jeigu Ezonė lieka, mūsų lieka, gal jau ten ir, žinai, per daug, bet mes dabar šiemet kalbam, kad per mažai. Tai va būtent. Tai, žinai, ten tuos prasivalys, ten išsimes ko nereikia ir turės vėl tą. Manau, kad realas pamatė šiemet, kad trūko kažko ir bandys kitais metais jau tokių klaidų nedaryti ir norės turėti ne kaip tu skaičiavai 5 žaidėjus, bet bent jau, Eurolygos lyga, bet bent jau 6. 6 bent jau turės, jo, tai gal ir 8 kokius sukrapštys. Tai aš manau, kad puikiai, sakykime, kito sezono jau pradžia, jeigu taip galima išreikšti. Šitai stengiausi nepiknaudžiauti, bet labai neblogas tas Oli bus, tai jūs sveikata? Ir tu nesirk. Negalim neaptarti, man pats smagiausias praeitos savaitės įvykis, čia iš dabar galima pasakyti, kad jis nesmagus, bet Barsa, kai pasirašė Tomasą Heurtelį ir... Aš pagalvojau, kad sakysi, kad Paryžius pralošė 4 šilės. O, čia antras smagiausias, bet čia ne apie tai, dabar pašnekam apie Barsą ir Heurtelį. Bičas realiai antrą kartą baigė savo karjerą Barsui, būdamas oro uoste. Trumpai istorija, jeigu kas neatsimenat, Heurtelis žaidė Barsui nuo 18 metų ir turėjo kontraktą iki 21, buvo vienas komandos lyderių. Ir 20-ais piktas dėdė perėmė Barsos, piktas dėdė iš Kauno jo perėmė Barsos vairą. Bet nebuvo tai esmė, Jasikevičius turbūt irgi prisidėjo prie pradžios, nes Jasikevičius principė užsodino. Heurtelis tapo 3 komandos įžaidėjų. Ir Bičas gal nelabai suvokdamas, kas yra ta Ispanija, pradėjo ieškoti kito klubo ir pasiekė žodinį susitarimą su Madrido Realu, kad žais kitam sezone. Sužinojo vadovybę ir kai komanda buvo išvyko į Stambulę Eurolygos rungtynių žaisti, tiesiog nusprendė Šaras neprimti jo į lėktuvą skrendantį atgal, grįžtant paliko Stambulę. Tada dar specialiai nenusitraukė kontrakto, palaukė porą savaičių, kol baigsis perėjimo langas Eurolygui, kad negalėtų eiti į kitą. Tada Heurtelis pabaigė tą sezoną Asvelsį, pasiėmė, galėjo tik vietiniam čempionui žaisti. Ir kitam sezonė nuvarė į Realą, kas kaip ir paaiškėjo tada, kad reiškia buvo tiesa tie visi pokalbiai, nors energiją bandė neigti. O realiai irgi sugebėjo apsišikti, nes prastai žaidė ir užsitūsino prieš Eurolygos varžybas, kažkur night outas, žodžiu, buvo net kažkaip Europos mieste, ta prasme, man atrodo buvo. Ar prieš gal? Man to dieną before, tai kilo vėl. Atėnuose nebuvo ten, kažkur man atrodo jo. Gali būti, kad Atėnuose jo ir kilo vėl skandaliukas. Ir paskui, aišku, dar žinom, jis nuvažiavo į savo visus Huilostanus karjerą pratesti ir iš Prancūzijos rinktinės buvo pašalintas. Ir dabar, kai Barsa paskelbė, faktas, jam pigus gavosi, jis Kinijui pradėjo sezoną, net Kinijui neužsikabino, jis gal 3 legionierius kažkaip gavos komandų, tai paleido jis nuo lapkričio be klubo. Kas juokingiausia, kad jisai atvaręs į Ispaniją oro uostę intervus jau davė, kaip čia, aš čia Seim Tomas, čia kaip mes va dabar gelbėsim sezoną. Redi su treneriu pakalbėjau, Su Navarro žinutė gal. Ir tada Barsos šefas ponas Laporta sakė, ryšam perėjimą ir čia daug dabar yra tų kalbų vienis. Jie dabar iš tikrųjų didžiausia turi savo galvosupį Barceloną kaip organizacija, tai su futbolo komanda, ten irgi turi nusipirkę svarbų žaidėją, gerą žaidėją ir jo jam neleidžia registruoti vietinį lygų, nes ten irgi finansiniai dalykai nesueina. Tai gal dėl to tiesiog išaldė krepšinio operacijas, bet yra kitas niuansas. Twitter'e fanai Barsos pasitiko šitą naujieną, kad atvaro Heurtelis, ta prasme katastrofiškai. Visi dalinos video, kai jisai žaidė už Realą tą sezoną. Aš ispaniškai nemoku, bet ten skanduotė, kaip visa Barsos arena, Heurtelį kažkokią skanduotę varo, turbūt nepozityvę tikrai. Ir fanų žinutė buvo, jie dalinosi tuo, kad tipo, į Barsą grįžta jisai, kad aš skanduosiu lygiai tą patį, net jeigu žais su mūsų, skandau, nes viskas, tipo, jau va tada, kai tu išdavė ir išėjai į Realą, gal to va Barsa nepagalvoja, kad tu negali, jeigu atsisakys, tarkim, kažką aktyviai palaikančių ir galiu eiti dalis ir rungtynės dėl tokio ėjimo,
Tai va to nežinom. Aišku, iš žmogiškosios pusės, nu tai jis pasako savo istoriją, jis ten vaikų mokyklos, man atrodo, ten atsiėmęs. 8 lagaminų didžiausias. Kas gerai, kad gal nereikės kraustytis, nes kai sužinojo kiti klubai, liktais jau Žironą dylina jam kontraktą, tai netoli net reikės, niekur nereikės keliauti, nes jis liktais gal, kai žaidės, gal neturi to legionieriaus staso, ne? Apsiai Europos Sąjungos, ne? Gali žaisti tada ACB ir gal ir išsispręs, bet iš Barsas toks nelabai gražus, ne mūsas. Tai čia, žinai, iš kurios pusės pažiūrėsi, iš vienos pusės, žinai, kad karma žmogų aplanko, iš kitos pusės klubas antrą kartą palieka oro uoste, paskui klubas treneris ir GM sutarė, bet prezidentas jau kai atskrenda su šeima, su lagaminai, su viskuo, sako, netinka, paskui tas spaudos konferencija, tokia istorija neįlinė, retai pamatys, tai čia, žinai, kas kaip mėgsta iš kurios pusės pažiūrėti. Matau, vieni džiaugiasi, kiti rašo, kad nepagarba iš Barsas, nu, tai čia, žinai, čia nuomonės klausimas, faktas, kad situacija yra kitokia keista ir aš tai žiūrėčiau iš to, kad klubas kažkaip, tai, nu, šį vienas man žmogus bandė paaiškinti, kad ten tiesiog Barsas yra tokia didelė organizacija, kad nes aš tai asmeniškai buvau nustebęs, kad prezidentas tik tuo metu sužinojo ir realiai tuo metu ten atšaukė tą dylą. Nu, realiai, nu, tai jeigu tu sudylina, jūsų žaidėjas jau skrenda. Sakė, prezidentė PIN kodą, reikia kortelę. Tai tada, nu, tai atrodo, kad jau turėtum realiai, nu, su čemodanais, skandinti su viskos lagaminais, tai turėtum, nu, kažkaip jau būti, nežinau, realiai net man atrodo, kad turėtų būti, bet gali pasirašyti, bet nepraeisi medical checko, nes tau jo net neleis eiti. Tai jo. Nes ir turėjo atskristi, padaryti medical checką ir uždėti parašą. Taip, toks buvo. Tai gali būti, kad parašą buvo uždėjęs. Čia nenustepčiau, nes būna, kad pasirašai tiesiog, bet be medical checko neįsigalioja to kontraktas. O medical checko nepadarėjai, nu ir visu geru. Ai, net nedarai. Parašyta kontraktą būna, kad diena parašyta iki kada turi praeiti. Pasivaždėti parašą, nepraėjai, nu ir tada kontraktas neįsigalioja, teisiškai nieko negali padaryti. Taip ir tai būna. Tai klausimas kokia, bet čia smulkmenos, aš manau, kad viską ten padarė Barsą. Iš Barsos pusės taip, kad turbūt negalioja tas kontraktas, nebuvo įsigaliojęs, tai aišku, iš žmogiškosios pusės, nu, žmogus viską, žinai, pasidaro, susideda, žinai, daiktus ir panašiai, nu, iš to profesionalumo aš tai suprantu jį kaip žaidėjas, nu, kad su juo negražiai pasielgia iš tos pusės. Nu, faktas, kad tu suderini tokią organizaciją kaip Barsa, bet sakau, nu, tai čia kažkiek ir tos karmos ir dėl tų visų pasisakymų ir dėl tų, kur žaidė ir panašiai, nu, tai čia sakau, kas kaip iš kurios pusės pažiūrėsi, bet šiaip jeigu žiūrint profesionaliai tik tai apie krepšinį iš Barsos pusės, nu, tai faktas, kad galima buvo tą kažkaip kitaip turbūt padaryti. Būtų smagu, jeigu specialiai tokį Barsą. O tai čia būtų dar kitas levelis, čia dar kitą temą galėtume atskreipti. Tokia prisiminė kažkas, blema kaip visada negražiai tą realą išėjo padaro. Padarys bairiuką. Reklamą, seniai čia, mūsų mažai šneka čia kažkaip tai dabar. O kaip žaidėjas turbūt sunku vertinti, ne? Nematėm 3 metus žaidžiančio. Žaidė tenai ir kur žaidė nematėm, tai aš tai labai čia kažką... Nes Barsai žmogaus reikia, jam... Iš nevilties, tai neto paleido, nes 2 rungtynės, 2 traumos, nu tai bedlo. Tai dabar jis gavo traumą, kur 3 mėnesius gydys reikėtų, tai... Tai 2 rungtynės uždė, pirmas gavo, tada mėnesį neždė, man atrodo, ten kažkas 3 savaitės ir paskui vėl traumą. Tai normalu, kad kažko ieškojo, nes Barsai irgi tų žaidėjų trūksta, kaip ir tam pačiam Realui, kaip problemų Ispanijos komandos turi, o žinot, kad negali dabar iš Eurolygos žaidėjų paimti nieko perstrašyti, tai kurimi, tai va, iš Kinijos buvo susiradę, bet nepaėjo. Kinijų dar vienas yra, kur po 5 metą. Gal pakeliui į Žalgirį. Su Volkeriu kartu suleistum. Tokie NBA playoffų jau visiškai, ne. Gerai, privalom pašnekėti ir apie Roką Giedraitį, kažkiek pozityviau pagaliau, kur tikrai buvo tas ypač sezono gal vidurys, toks... Na, depresuotas, jau buvo nustumtas visiškai sezono solelio galą. Galim pasakyti, ką sakėm, kad jau taip, kad viskas jau bus. Jo, o dabar parodo, kad dar šiek tiek tos gyvybės turi. Įstrigo, užskaičiau intervą, radau Rokas vietiniam serbam davė, nes pasirodo paskutinės metų rungtynės, kai sužaidė Adrijos lygoj, ten gruodžio 30 dieną, tai gavos, kad 100-asias rungtynės už Crveną Zvezdą sužaidė, pagalvojau, blemba kaip daug, per pusantro sezono 100. Iš tikrųjų, net daug žaidžia rungtynių. Ir jis ant tokį, nu, ten pakalbino, jis pasakė, man malonu, čia kažką, pateksiu ten į metraščius. Ir dėjo frazę, sako, su draugais juokaujam, kad čia angliškai kitaip skamba, kad iš puolėjo tapau gynėjų, from striker to defender. Žinai, nu realiai mes Giedraitį anksčiau netgi sakydavo, kad gynybos gal mažiau turi, bet va tako geras, antrajakai, kirtimai ir taip toliau. O dabar tiesiog va su amžiumi ta rolė ateina, kur stovi friendy, tą terminą, kur tu paminėjai, tai dabar toks... Nežinau, jis gynybinis visų pirma, kad niekada gynybinis nebuvo turbūt labai stipriai. Ir sezono pradžioje irgi ta gynyba... Negaunantis vaidmens puolime labiau, taip turbūt būtų. Taip, o dabar gavo ten, nežinau... Iš tikrųjų, truputį sukrito, faktas, kad labai gerai, nes realiai uždė beveik 27 minutės, nepradėjo starto 5 rungtynių.
Tai pakankamai daug, jeigu atmestų. Bet ten yra pakrytę, ne, ten vietinių, ten Dobričiaus neturi, ten dar kažko, tai turbūt tų minučių. Tik 8 minutės uždėti, taip, tai ta rotacija yra, ten tų žaidėjų irgi galėtų paskolinti ir Barsai ir Realui dar užtektų, liktų patiems pakankamai, tai ten ta rotacija tikrai, tarsi, žmonių kiekis yra didžiulis toje komandai, Braunas dar grįžo į rotaciją. Čia serbų, ten 10 žaidžiančių vos neturi. Pilna tikrai, ten tų labai daug žaidėjų. Bet reikia pasižiūrėti, Giedraitis savo progas ten negavo, jis vėl ten porą kartų ant greito, ne ant greito, tiesiog... Nu, bet kamolių prisirinko. Bet lipo ant kamolių, porą gynybų atsikovojo, jį subaudavo, kai komanda buvo bonuse, dar baudas praėmė, sugebėjo 3 primės, galėjo dar būti geresnis rungtynės, tai tokie geri faktoriai sukrito, ta energija buvo... Ir Hovardui tokį bloką įkalė, kur traumą beveik gavo. Jo, ten su še, taip sakant, ir tikrai pozityvios rungtynės ir matom, kad dar gali žaisti. Aišku, mes ir nekalbėjom, kad tiesiog mes, kai su tam kalbėjom, kad jau gal Eurolygoj baigs tą karjerą dėl to, kad tiesiog per daug žmonių ir negauna savo rolės. Tai dėl to, tai tada jau sunku kažką kitą įtikinti, plus ir metai ir panašiai. To dabar matom, kad gavo šanselį ir sėkmingai pasinaudojo. Pliusas minusas buvo didžiausias komandos, man atrodo, jo, plus 15 buvo prie jo, per tą pačią Davido Vaco. 3 minutės, tik Kaliničius daugiau žaidė, ne? Ir Davido Vaco per 8 minutės buvo minus 15, kuris pradėjo starto 5 ir ten prastai pradėjo, ten tos keitimus iš karto Stavropolas darė ir greitai pakankamai sukontroliavo, jau ten pirmo kėlinio gale buvo realiai apylygių. Aišku, reikia turbūt ir užakcentuoti prieš ką žaidė prieš savo buvusią komandą, kuriai praeitam sezone irgi, man atrodo, ten vienas geriausias savo sezono rungtynių uždė, kažką turbūt žino tos buvusius komandos draugus, bet džiugu už Roką ir turbūt gaus dabar to, bent jau kol kas ar kelias rungtynės gaus tų minučių, nes, nu, taip yra, ne, tokias rungtynės užžaidė. Čia būna, aš manau, kad Stavropolas ten irgi pakankamai protingas treneris ir nėra iš tų, kur ten pagal lapelį žaidžia, jis ten mato, kas formą, jis ten pasižaidžia, plius minusas, ten pakankamai ta rotacija, kai ir Olimpiakose būdavo kitokia, negu, sakykime, Barzokas naudoja, tai jis tikrai iš tų, kur to pozityvo irgi įneša, kai kažkas gerai sužaidžia, tai jisai nesodina ir manau, kad Rokas gal dar turės šansų, nežinau, 30 minučių kitos rungtynėse, bet vis tiek kažkokį pliuselį tu prieš trenerius dėsi. Kaip tau Braunas atrodė, grįžęs po ilgo laiko be krepšinio? Toksai aktyvus, lipa, žinai, nu, toksai grinai, toksai flashbackas, kaip ir turėtų įsižaisti, tai tų minučių ten daug nesuždė, bet žinom, koksai gynybinis, dar laiko yra iki sezono pabaigos, Zvezda yra geroje situacijoje, tai aš manau, kad nužiauris turbūt žaidės. Aš nevardinčiau vietoj ko, bet Žalgirį paimčiau. Nes užtruktų baigtis laidą, reiktų uždaryti. Dar tokių trumpų naujienų, nežinau, kiek visiems įdomu, bet manau, apie tą ilgai šnekėsim, apie tą NBA projektą ir Eurolygą ir taip toliau. Tai iš praeitos savaitės Eurohoopsai padarė tokį kaip didesnį galbūt tyrimą, tai tokia yra info, kad pagrindinis taikinys NBA tos lygos yra Paryžius, nes jie neturi sutarties su Eurolyga ir faktas, kad kaip rinka turbūt labai vilioja, NBA jau ten kelintus metus irgi tas rungtynės savo žaidžia. Tada Realą visgi jie vis dar mato kaip tą potencialę ir toliau man, kas va čia yra dabar, kurią informaciją papasakosiu, tai man kažkaip net neskamba kaip naujos elitinės lygos sukūrimas. NBA nori komandų iš Berlyno ir Londono ir sakė, nebūtinai, kad tai būtų Alba arba Lions, tai daugmaž jiems tinka bet kas, kad būtų miestai paimti. Kaip suprantu, Dubajui žalia šviesa įjungta. Tada eina kalba apie Jeruzalės Hapoelį, nes ten savininkai sutampa su NBA komandų savininkais. Tai čia labiau man skamba kaip 3-4 čempionų lyga, žinai, dar vieną ir tokių, jeigu random. Nu, ar labai Eurolyga verks Paryžiaus netekusi, kurio ir prieš tai neturėjo? Čia klausimas, ar paskui kažkas neišeis. Nu, žinai, jau pamatys, žinai, kažkas turi pirmas pasirašyti ar ten sakyti, kad jo, mum įdomu, mes norim eiti. Toksai, sakykime, gerai, Paryžius išeinam. Paryžius šiaip turi gerą Eurolygą, taip dabar 4 pralaimėjimai, bet nu vis tiek Paryžius, žinant miestą, manau, Eurolyga irgi nori Paryžius. Kaip miesto, kaip komandos. Nu taip, faktas. Nu, tikrai yra, čia jau seniai buvo kalbėta, kad tai yra Paryžius. Tai, Paryžių netgi, aš manau, galėtų duoti tą 14. Tai ramiai ir manau, kad duotų, jeigu būtų tokias galimybės, ir matai, kad visa ta organizacija, kaip pradėjo pirmą. Ir žinau, iš ko atimti vieną. Irgi galim nevardinam mes tų. Ir uždaryti. Ja. Tai manau, kad toks Realas, jeigu išeina. Nu, tai aš manau, kad atsirastų komandų, kurios Realą irgi taip paprastai už ačiū, aš manau, kad neišeitų Realas. Iš Eurolygos į kažkur kitą lygą, žinai, žaisti ten su Dubajumi, ten su kažkuo, ten su
Berlynu, bet ne Alba. Dar blogiau. Bet Realo, žinai, aš galvoju, Realo reikia žiūrėti tą bendrą valdžią, o irgi galvojant apie futbolą, tai jie ten iniciatoriai irgi super lygų visokių. Yra buvo jo, kur nelabai paėjo, bet krepšinį aš manau, kad būtų lengviau negu futbole. Aš apie futbolą, bet ten futbolė turbūt giliau viskas kapsus ir pinigai. Pinigai daug didesni. Tai ten tos sumos yra kitokios ir manau, kad žinant, kad Realas turi ir futbolą, ir krepšinį, tai tas krepšinis turbūt gali leisti savo kažką paimprovizuoti ir kažkokius kitus sprendimus priimti, bet bus įdomu. Aš tai manau, kad šitą vasarą bus pakankamai čia įdomi, nes aš manau, kad po sezono dar tų kalbų čia padaugės ir lauksim tų žinių, kokia komanda norės, kokia negalės ir kokios gal pagaliau aiškės, ką jie čia nori padaryti, žinai, ir su kuo. Skaičiau variantą, koks yra vienas iš scenarijų, kaip tai prasidėtų, tai nebūtų viso sezono turnyras, tai būtų NBA Europos taurė prieš sezoną, kur tarkim tos ten komandos ar 8, ar kiek jų būtų, ar daugiau. Ir nugalėtojus pakviestų į tą NBA vidurio sezono taurę. Nu ir va toks, va tai taptų, va tokia taip maža ta integracija. Jo, tai kaip ir įdomu, žinai, va tada tą galimybę pasikapoti, dar pažiūrėti. Jeigu ten prieš sezoną tik žaidynų ir viena komanda tik ten papuolo, ką kitos komandos pažaidė prieš sezoną. Tai gavai pinigų ar kažką jo. Tai žaidė tada tik vieninės pirmenybėse. Galėsi ten ir Eurolygui paskui savo žaidžiu. Paskui galėsi, ne? Mes pasiūksim nuo 5 turų, žiūrėkit, palaukit, čia mūsų viškinės vėliau. NBA turę atbaigėm ir... Tai čia, aišku, čia bus daug tokių, žinai... Bus reikalų, jo. Čia iš vienos pusės tai įdomu, yra kažkokios naujovės, kažkam gal kažkas išeis ir pliusė. Matai, ta pati Eurolyga gal kažkaip patobulės ir darys geresnės sąlygas, nežinau, komandom, žaidėjim dar kažką, tai gal tas lygis auks, nes matys, kad yra kažkokia konkurencija. Žinai, kaip laikė, kol sėdi pats savo bosas ir valdai viską, tai atrodo, kad viskas okei. Bet jeigu kažkas ateina, tai biškai pradeda klibinti tavo komandas, pradės kalbinti, pasiimti gal kai kurias, tai ir tu turėsi susigriebti ir gal kažką daryti kitaip ir gal tas lygis kils. Tai čia, žinai, ta konkurencija kartais išeina ir į plius. Nu ir pabaigai, ką Martynai planuoja šią savaitę žiūrėti, ką žmonėm pasiūlytum be Realo ir Žalgirio? Nieko. Tu tai tikrai žiūrėsi. Paryžiaus nepalėtėm tavo. Ai, nu gerai, Paryžių, žiūrėk, aš jį dėl to labiausiai norėjau liesti, nes pats sakiau, kai mes darėm prognozės antram ratui, kad prognozuoju gerokai mažiau pergalių negu pirmam. Ir dabar, sakau, nematau Paryžiaus pliaufuose būnančių. Ta serija tes ilgiau išryšom Eurokapo išsišokelius apsimetėlius, nuėmėm tą kaukę ir dabar taršysim visi. Išryšo. Kas ten įvyksta su Paryžiumi? Ar čia tas virusas jos, kur buvo išguldęs ir jie dar po to neatsigavo? 4 rungtynės, kas liečia puolimą, 3 taškai paskutiniai Eurolygoje, 2 taškai prieš paskutiniai, čia tik tai grinai tos 4 paskutinės rungtynės, kurias jie žaidė, nes vienas ten tas praleido, tai gali truputį skirtis, nes jie nežaidė su Feneriu tam tarpe. Tai gynybos reitingas prieš paskutinis, daugiausiai praleidžia taškų po 94,5. Tai yra kosminiai skaičiai ir neapsigina ir neužpuola. O neapsigina dėl to, kad meta tos 3 taškus tokius pat, kai ir mesdavo pradžios sezono. Dabar 3 taškai keičiasi, sakiau, 29,2%. Bendrai paėmės per paskutinės 4 rungtynės ir tada kitos komandos renka lengvus taškus. Pradžioje matėm, kad, Šorcas, Hifi, ten visi pataikydavo, Jantuninas, o dabar labai bado, labai šitos paskutinės rungtynės Barsas ten nusekės, realiai viską prametė, ten labiau pramesti jau negalėjai, ypač pirmoji pusė tenai ir Barsą ten kažką ar kitaip darė, kaip tu skai išryšo, tai nieks ten išryšo, ten kaip Hifi mėtė tos metimus, kaip Jantinas meta laisvas, ten visi realiai. Taip pat viskas vyksta taip pat, kaip ir buvo pirmam, žinai, nepataikė ir tiem lengviau užpulti. O tie lengviau pataikė, tada atrodo tie metimai nelogiški, ten tas Hifi, žinai, tą vieną koją priekį. Pradžioje pataikydavo, dabar nepataiko, kamuolys atšoko toli, bėga greitai puolimą Barsą ir panašiai. Tai aš nematau tame čia didelio dalyko ir žiūrėsim, kaip greitai susitvarkys tos procentus, bet manau, kad ką aš šį sezoną pradžioje sakiau, kad tie metim tas žaidimas yra rizikingas, kai tu žaidi taip ir ar plus 20 ar minus 20 tu žaidi taip pat. Ir dabar matom, tai jie dabar metimai biški neina, bet jie nieko nekeičia realiai, nieko. Ir nekeis turbūt visą sezoną tokią komandą. Bet reikėtų, tą norėjau pasakyti, nes tu negali žaisti Eurolygoj, jeigu tau neina, dar 2 pralaimėjimai, kaip tu sakai, 3. Ir tu iššokai iš play-offų, gal iš play-ino. Ir dabar jau žaisi su visais, kuriuos jau esi nustebinęs pirmom rate. Tai tarkim, tai galim ir pareklamuoti, kad šios savaitės vienas įdomesnių rungtynių važiuoja pas Zvezdą, kurie dabar turi 3 iš eilės pergalės, o Paryžius su 4 pralaimėjimų serija, to jos sustinka 2 serijos. Aš už Zvezdą šiaip sakyčiau, spėčiau labiau, jeigu blaivė galva, jeigu taip normaliai žiūrint pagal tą situaciją, dabar tai taip, sutikčiau su tavim. Aš dar kas ten palauk prie to, ką žaidžia, tai Monakas su Barsa gal visai man
visai gal įdomu. Barsas irgi bando grįžti, žinai, kažkur į viršų kopti, bet skau, su Paryžium kažkiek gal pasiseka, dabar Monakas iššūk, kur Monakas dabar pirmoje vietoje lentelėje. Tai... Spanulis neblogai savo pradeda karjerą nuo pirmaujančios Eurolygos. Nice, ne? Ir... Nu ir ką, Želko grįžta į Pavo, bet aš manau, kad, į Atenus, bet manau, kad intrigos kažkaip ten gal daug ir nebus. Netikiu, kad Partizanas Atenas, per karštas namas. Dabar per gerai atrodo, jo, tai nustepčiau, gali, aišku, žinai, Želko kažką sugalvos, bet tokiu pasitikėjimu, kaip žaidžia dabar Pavo ir tikrai geroj formai, tai įdomios rungtynės be abejo. Norėčiau, kad būtų ir lygios, ir žinai, dėl atkaklios, bet Pavo dabar tikrai žaidžia, geriausias krepšinį turbūt Eurolygui. Ką, ačiū tau, Martynai, geros jums savaitės, galite Eurolygos ir nežiūrėti, Martynas žiūrės ir kitą savaitę jums viską papasakos, o jeigu žiūrėsit patys, tai komentuokite, rašykite, ginčykitės, iki susitikimo ateityje. Vis. Olivbet. Premium EuroLeague Basketball rėmėjas. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.